Prieš porą savaičių Lietuvos Seimo narys Remigijus Žemaitaitis fiktyviai keliavo į Jungtines Amerikos valstijas, ar ne? Ir jam truputį nepavyko. Kaip vertinat visą šitą tokio Seimo nario fiasko? Aš manau, kad jis labai susimovė. Suaugęs žmogus ir patiki tokiom nesąmonėm čia buvo jau. Jo labai didelis jau toks nesusipratimas, taip minusas. Biški gal gėda, labai gėda, bet tai reikia ir klaunų Seime mums. Apgautas kiekvienas čia mūsų gali būti apgautas, ne? Tai čia žmogus tiesiog susimovė. Vienintelis dalykas, kad jis nedeklaravo šitų dalykų, reikėjo apie juos, jis turėjo pareigą kaip Seimo narys informuoti Seimo ten komitetus, tuos kažkokius atsakingus už tas keliones, taip pat tarptautinės, ir būtų ten ko gero viskas išaiškėję, kad tai melas. Bet kadangi jis bandė nuslėpti, tai va, ir ant to slėpimo ir pasimovė čia. Aš skaitau, kiekvienas turi teisę suklysti. O kaip manote, ar tas anonimas, kuris sugebėjo apgauti mūsų Seimo narį, jis turėtų būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, ar kažkoks tyrimas prieš jį pradėtas? Aš skaitau, kad taip turėtų, negalėtų tai būti ir turėtų, bet man labai keista, kad kažkodėl tai iki šiol tyla. Turėtų. Jeigu čia tikrai yra anonimas ir tokiais negražiais dalykais daros, turėtų būti patraukti. Niekas tokiais dalykais nežaidžia. Vis viena, kaip bebūtų, o pats žmogus nesugalvos, kad ten kažkur tai ant savęs varyti, kad aš tai tikiu, kad kažkas tai čia sudirbo.